Mes kalbėjome su jumis apie tai, kad mūsų smegenys susidaro iš kairio ir dešinio pusrutulių, tai yra tam tikra specializacija. Kairys pusrutulis daugiau atsakingas už logiką, dešinys daugiau atsakingas už vaizduotę, bet labai svarbu dalyką, kurį mes turim suprasti, neįmanoma skirstyti ir neteisingai būtų skirstyti į kairės pusrutulio atstovus, į dešinio pusrutulio atstovus. Labai svarbu suprasti, kad tai yra tarpusavy sąveikaujančios ir dirbančios kartu pusės ir jos abi reikalingos. Tik mūsų užduotis suderinti, harmonizuoti šitų abiejų pusrutulių darbą. Ir čia noriu jums porą žodžių pasakyti apie instrumentą, kurį mes su jumis jau buvom šiek tiek paliekę. Tai yra mind mappingas. Mind mappingas, jo autorius yra Tony Buzan. Mano mokytojas, man teko su juo pasimokytis, man teko su juo kartu prisidėti prie pasaulio atminties ir greito skaitymo čempionato organizavimo. Ir štai ką sako mind mapas. Mind mapas tai yra priešingybė negu linijiniai užrašai. Linijiniai užrašai tai yra knygos, konspektai, visa tai, ką mes dažniausiai supadirom, tai yra, kai daug eilučių, mes skaitom vieną po kitos ir dėja didžiulė problema, kad perinant prie antro ir trečio puslapio mes labai dažnai pamirštam, o kasgi buvo prieš tai. Puslapis užsidaro, atsidaro nauja informacija ir kadangi tokie užrašai linijiniai daugiausiai tik kairiam pusrutuliui, o kairysis sugeba perdirbti 7 + -2 vienetus informacijos, atsiranda didžiulė problema. Kokia? Smegenys nesugeba tai suvokti ir atsiminti. Ir mes žinome, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl taip mažai knygų žmonės skaito ir kodėl vis daugiau jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių domisi vaizdeliais, YouTube ir kitais dalykais, nes tai yra žymiai atraktyviau, žymiai paprasčiau suvokti tai, kad tu matai per vaizdą, negu skaityti knygas. Ir liūdna statistika sako, kad jeigu jūs perskaitot 10 knygų per metus iš savo profesijos, jūs patenkat į 3% elitų, kurie domisi savo profesiją naujienomis. Bet jeigu jūs neperskaitot nei vienos knygos iš savo profesijos, jūs patenkat į 94% elitų, kurie iš tikrųjų neaišku, kam buvo išmokę skaityti, bet priežastys kalti ne žmonės, o kalta tradicinė šita minčių išdėstymų linijinė forma, kur labai sunkiai yra suvokiama protu ir kai mes skaitame iš lėto, žodis po žodžiu, mūsų greitis dažniausiai nuo 150 iki 250 žodžių per minutę greičių, taigi tokių tempų susidoroti su lavina informacijos, kurie yra dabar internete, knygynuose, yra tiesiog neįmanoma. Todėl daugelis žmonių moja ranka, vis vien nesusidorosiu su to. Klausimas, ką daryti? Ar yra kažkoks gudresnis būdas, kuris leidžia ne tik tai suvokti, bet ir atsiminti, o po to reikalų esant ir pritaikyti didžiulį kiekį naujos informacijos. Laikai keičiasi, informacija ateina, klausimas, kaip ją įsisavinti. Ir mind mapas leidžia tai padaryti, nes jisai naudoja informacijos įsisavinimui ne tik kairį, bet ir dešinį pusrutulį. Ir vietoj linijinių užrašų mind mape naudojami radialiniai užrašai. Ir kadangi dar naudojamos skirtingos spalvos, tai iš tikrųjų tampa nepaprastai įdomių instrumentų smegenims, nes kairysis pusrutulis nori logikos ir logika mind mapose yra labai griežta, tačiau dešiniam pusrutuliui tuo pačiu metu reikia ir spalvų. Taigi, mind mapas yra priemonė, kuri leidžia panaudoti jūsų ir kairį, ir dešinį pusrutulį. Ir šitą priemonę jūs galėsite naudoti ne tik tai norint atsiminti daugiau informacijos, bet ir ruošiantis prezentacijoms, ruošiantis kažkokiai problemai spręsti, ruošiant veiksmų planą. Galėsite mind mapą naudoti tam, kad geriau, kūrybiškiau planuoti savo kasdieninius darbus, tam, kad išskirstyti prioritetus, tam, kad, vienu žodžiu, labai sunku surasti tą sritį, kurioje mind mapas negalėtų duoti jų tam tikros labai aiškios naudos. Taigi porą žodžių apie principus, kaip kuriamas mind mapas.
Pavyzdžiui, jeigu jūs skaitot knygą ir nenorite pamiršti, ką tenais perskaitėt, jums reikia paimti popieriaus lapą, geriausiai A3, kuo didesnis lapas, to geriau, ir į viduriuką įdėti knygos pavadinimą. Ir dar būtų gerai, kad jūs kaip simbolį nupieštumėt kažkokį paveiksliuką, geriau 3D tokiu pavydale, kuris pavaizduoja, pavyzdžiui, tą pačią knygą arba tą idėją, kuri yra centrinė šitame dalyke. Kas yra gerai, kad čia nereikia jūsų sugebėjimų piešti. Jūs galite labai schematiškai pavaizduoti, tai galite su paprastai dėžutę kažkokią nupiešti, bet visuomet jūs turite savo aiškiai atsakyti, kokia yra pagrindinė idėja. Toliau nuo tos pagrindinės idėjos, pavyzdžiui, čia nežinau, mind mapas. Pavyzdžiui, jeigu aš skaityčiau knygą Tony Buzavo, mind mapas. Tai aš tokią knygą nupiešiau ir toliau aš jau darau štai ką. Aš paimu skirtingas skyrius šitos knygos ir kiekvieną skyrių patalpinu ant tokios storos linijos. Matot, jinai yra pradžioje storesnė, po to jinai yra plonesnė. Dar jinai ką? Yra skirtingo, kiekviena skirtinga šaka yra skirtingo spalvos. Ir kiek yra pagrindinių skyrių, tiek ir pagrindinių šakų jūs galite pavaizduoti savo knygą. Jeigu jūs darote prezentaciją, tai čia gali būti prezentacijos pagrindinės temos. Jeigu tai yra paskaita, kurią jūs klausotės ir konspektuojate, tai čia gali būti kas, ne kas kita, kaip temos, pagal kurias vyksta šį paskaitą. Kas yra gerai, tai kad šitos šakos yra storesnės, jūs iškart vizualiai parodo ką? Prioritetą. O tai leidžia sukoncentruoti dėmesį į svarbiausius elementus bet kokioj kalboj, bet kokiam tekste, bet kokioj informacijai. Toliau, pavyzdžiui, antra taisyklė, jūs suspaudžiat tekstą, ar tai pastraipą, ar tai fragmentą kalbos, jeigu jūs paskaitot, suspaudžiat iki vieno sakinio, o sakinį suspaudžiat iki vieno žodžio. Ir naudojat principą, ant vienos linijos yra vienas žodis. Ir šitą žodį geriausia, kad jūs parašytumėt spausdintom raidėm, irgi skirtingais flomasteriais. Ir pavyzdžiui, kodėl spausdintom raidėm, kad tai būtų lengviau skaityti, nes tai, kai jūs po to parašys, būtų gerai, kad jūs galėtumėt perskaityti ir panaudoti. Taigi, mind mapas, pavyzdžiui, yra užrašai. Ir nes mind mapas tai yra vienas iš užrašymo arba konspektavimo būdų. Toliau aš galiu tai suskaldyti į antraeilės. Čia gali būti biškutį plonesnės negu šitą liniją, bet dar jos pradžiai turi tam tikrą storumą. Ir pavyzdžiui, aš užrašus padalinu į dvi dalis. Ir tam, kad man nenaudoti tik tai žodžius, aš turiu naudoti ir piktogramas arba mini paveiksliukus. Tai čia gali būti, aš nupiešiu, kad tai yra linijiniai užrašai, pavaizduoju, kad tai yra štai toks lapas, o čia yra radialiniai užrašai. Ir nupiešiu štai tokį. Toliau aš galiu, skaitant arba klausantis paskaitos, aš galiu tai dar padalyti į sekančius pagal prioritetus arba detalizaciją dalykus. Pavyzdžiui, čia surašau linijinių užrašų minusus visus. O čia užrašau radialinių užrašų visus pliusus. Taip. Toliau perinu prie antros temos. Pavyzdžiui, tai yra smegenys. O čia antra tema yra smegenys. Galėčiau vietoj žodžio smegenys nupiešti tokią mini schemutę, kaip atrodo smegenys. Ir vėl padalinu, tai pavyzdžiui, dvi dalis, tai yra kairysis pusrutulis ir dešinysis pusrutulis. Ir toliau vėlgi galiu drąsiai sudėlioti, o už ką atsakingas kairysis pusrutulis, atsimantais atsakingas už logiką, toliau jam patinka sąrašai, toliau jisai mėgsta ką detalės, jisai yra kritiškai nusiteikęs, ieško priežasčių ir pasiekmių, ir pati svarbiausia problema, jisai atsimena 7 plus minus 2 vientus informaciją. Tuo metu, kai dešinysis pusrutulis, ir aš čia vėl paišau man tokias linijas, surašau, už ką atsakingas dešinysis. Tai yra vaizdeliai, spalvos, ritmas ir taip toliau. Kas yra labai gerai,
kad mindmapas mūsų neapriboja. Mes jį galime pavaizduoti ne tai, ką sako autorius, bet mes galime pridėti savo minčių. Ir jeigu aš žinau apie smegenis, pavyzdžiui, kad jos dar susidaro iš 3 dalių, tai yra apatinės smegenys, arba tos pailgosios, vidurinės, ir taigi aš galiu pats nuo savęs dadėti papildomą dar klasifikaciją. Tai yra viršutinės smegenys, tai yra vidurinės smegenys ir pailgosios smegenys. Ir vėl nuo čia pridėti tiek šakų, kiek man reikia. Kas yra gerai, bet kokiu momentu į bet kurią vietą aš galiu dadėti savo mintis ir tada atsirado labai svarbus dalykas. Skaitant knygas arba klausantis paskaitos, aš ne tik tai viens prie vieno bandau prisiminti tai, ką sako autorius, bet aš naudoju informaciją kaip paskatinimą savo naujoms idėjoms. Taigi, tokiu būdu, sudėliojus visą knygą arba visą paskaitą ant vieno lapo, aš padarau keletą dalykų. Kurdamas tą mindmap, aš suspaudžiu informaciją, atrinku prioritetus, atlieku tam tikrą darbą, kuris man padeda šitą medžiagą geriau suprasti, B įsisavinti ir C atsiminti. Antras dalykas, kai naudoju skirtingas spalvas, pažadinu dešinį pusrutulį, sukoncentruoju dėmesį ir tikrai net pati liūdniausia paskaita arba pati neįdomiausia knyga tampa nepaprastai įdomių dalykų, nemačiau dar nei vienu snūduriuojančiu darant mindmap. Jūs pažadinat ir kairį, ir dešinį pusrutulį. Jūs naudojat ritmą, jūs naudojat erdvinį išdėstymą. Galų gale, jeigu jūs padarot gerą mindmapą, jisai suteikia jums ir estetinį tokio pasitenkinimo, nes jisai dažniausiai atrodo labai gražiai ir patraukliai. Ir svarbiausias dalykas, kad šitas mindmapas tinkantis po to naudoti tą informaciją pagal paskirtį. Labai svarbu žinoti, kad per pirmas 24 valandas, skaitant knygą arba paskaitą, nuo 80% informacijų išgaruoja. Taigi tam, kad tai nevyktų, reikia pasikartoti. Klausyti antrą kartą paskaitos, mes neturim laiko, skaityti knygą antrą kartą, mes neturim laiko, o pakartoti mindmapą mums užtruktų 5 minutės. Dar įdomu, kad jeigu mes norime išdėstyti kitam žmogui kažkokią informaciją, naudoti mindmapą, mes tai galim padaryti kaip niekad labai paprastai, greitai. Ir pa žmogus smegenyse bus labai aišku žemėlapis, kuris atspindi mūsų smegenų struktūrą ir mąstymo, natūralaus mąstymo, tai būtų atspindys. Nes mes ir dirba, mūsų smegenys dirba asociacijomis. O kai mes jas bandom suvaryti į linijinius užrašus, tai smegenys dirba kaip labai sukaustytai. Ir mes labai dažnai jaučiam didžiulį diskomfortą. Kai mes naudojam mindmapą, mes atsipūtę, mes jaučiamės tokia laimingi, nes galime susidoroti su didžiuliu kiekiu informacijos. Taigi, pamėginkite padaryti savo mindmapus. Dar labai rekomenduoju pasižiūrėti į mindmap, nes ten yra visos priemonės, kurios leidžia dabar kompiuteriai daryti tos mindmapus. Jūs galite tai padaryti, kad jūsų viduje įmonės komunikacija būtų paremta mindmapais, jūs galite daryti savo prezentacijas, jūs galite taip managementą savo organizuoti pagal mindmapą. Taigi, pasidomėkite ir tai ištaps iš tikrųjų didžiulių prasiveržimų jūsų smegenyse, nes būtent taip elgiasi su savo žiniomis genialūs žmonės ir būtent modeliuojant jų patirtį buvo sukurtas mindmapas. Kodėlgi nepradėjus naudoti jums jį. Iki.